Sakykit, prašau, kaip kai kuriuose vakarų Europos ir kitose pasaulio šalyse dėl holokausto? Ar ten taikomos teisinis persekiojimas, teisinės normos tiems, kurie, sakykime, neigia holokausto buvimą? Na, tai iš tikrųjų žydų tauta yra nukentėjusi dėl holokausto, tai irgi neabejotina, tai vienas dalykas, kur neabejotinas. Antras dalykas neabejotinas, kad šita tauta turi didelį įtaką kai kuriuose valstybėse, bet tai visai natūralu ir suprantama. Kiekvienoje valstybėje kažkokia tauta turi didelį įtaką. Tai yra ta valstybė, kur būtent tos tautos ir verslas, ir politikai, ir šiaip kultūros visuomenės žmonės turi didelį įtaką. Tai jeigu ten visuomenė yra įtikinama ir politikai yra įtikinami, kad reikia numatyti baudžiamą atsakomybę ir holokausto neigimą, tai tos valstybės tokius straipsnius prisiima. Tai visiškai man suprantam. Tai galbūt tai vis tiek nėra tolygų, žinoma, apie tai, ką mes čia šnekame, nes čia yra labai kategoriškai tik už vieną dalyką, už neigimą holokausto. Tai žinoma, jeigu čia būtų toks pas mus straipsnis, kad būtų atsakomybė už neigimą, tik tai nacistinių, bolševikinių nusikaltimų, tai nemanau, kad čia būtų kažkokia problema dėl tokio straipsnio, dėl tokio įstatymo. Bet kaip minėjau, čia yra už nepakankamą vertinimą, už sumenkinimą, žinote, neigimas ir kitoks vertinimas, nuvertinimas, kaip sakant, lyginimas su savo, tai yra skirtingi dalykai. Tai man kaip teisininkui visiškai aišku, ką reiškia neigimas. Aš netgi manyčiau, kad galime ir už nacizmo ir bolševizmo, aplamai nusikaltimų visų neigimą numatyti tam tikrą atsakomybę. Tvarkoj, mums tai yra svarbu. Mums žinoma svarbiau būtų būtent bolševizmo nusikaltimai, nacizmo nusikaltimai, nes nuo to nukentėjo mūsų tauta. Tai mums apie tai galima būtų įstatymę kalbėti. Bet jeigu mes kažkaip tai kitaip pradedame rašyti ir sudarome prielaidas bet ką persekioti užminti, tai tada nėra gerai. Čia lygiai taip pat kaip tas persekiojimas dabar numatytas už močiutės, kur yra baudžiamas, kurios turgai pardavinėja ten kepurės su penkiakampė žvaigždė. Jūs nemato čia problemos. Tai jeigu jau dabar Europos žmogaus teisų teismas, tarp kitko jau yra labai panašioji byloje, netgi sakyčiau, ten gal, pagal mūsų jau dabar šitų patriotų, taip pavadinkim, poziciją, tai ten jau tikrai jau būtų didelis nusikaltimas, bet Europos žmogaus teisų teismas pripažino, kad negalima už tai bausti. Iš pažiūrės, aplamai bausti žmogaus negalima. Tai nežinau, kaip būtų, jeigu kas nors kreiptųsi dėl holokausto neigimo, jeigu kas būtų nors nuteistas, tai kreiptųsi Europos žmogaus teisų teismą. Nepaisant didelės įtakos būtent tos idėjos pasaulyje, aš manau, kad vis tik tai, ko gero, Europos žmogaus teisų teismas, jeigu jis liktų tikras teismas, nepolitikuotų, jis turėtų, žinoma, pripažinti, kad teisti už tai negalima. Už mintis, už pasisakymus teisti negalima. Nėra ko, čia mes vėl grįžtam prie to paties. Grįžtam prie nacizmo, prie bolševizmo. Iš antro galo grįžtam. Ir aš esu kategoriškai prieš nacizmą, bolševizmą ir prieš tokį dabartinį patriotizmą ar bet kokį anti, kur vėl iš esmės yra persekiojama už mintis. Politiniais motyvais žmogus yra nuteisamas. Negerai, tai grįžtam prie to paties. Nereikia prie to paties grįžti. Dėl to nukentėjo daug žmonių. Yra rimtesnių nusikaltimų, nuo ko kenčia žmonės.